žaidimo 3D konstruktorius. Pirmas etapas yra skirtas lavinti erdvinio mąstymam ir suvokimui. Taigi žaidėjai pirmame etape turi pastatyti statinį pavaizduotą kortelėje. Taigi pirmiausia, mes klausime žaidėjo, kiek jam reikės kubelių, kad pastatytų tokį statinį. Žaidėjas sako 7. Tai mes duodame jam 7 kaladėles ir jis turi pastatyti tokį statinį. Taip, jisai stato ir pamato, kad vis dėlto jam trūksta dar 2 kaladėlių. Mes jam duodame dar 2 kaladėlės. Ir kai statinys yra užbaigtas, galime paklausti, tai kurių kaladėlių jis nepamatė, nepriskaičiavo pačioje pradžioje. Jis sako, kad štai tų buvusių štai čia, pasislėpusių brėžinyje. Na ir mes užskaitome atsakymą. Tuomet traukiam kitą kortelę. Vėl klausime, kiek dabar jam reikės kaladėlių pastatyti tokiam brėžiniui. Sako 10. 10 kaladėlių. Na ir stato. Štai pastatė, viskas teisingai, atsakymą užskaitome. Ir jeigu nebekyla jau sunkumų štai taip žaisti pirmajame etape, galima keliauti į antrą etapą.